Kągi, sveiki visi, čia su jumis Tičas ir nusprendžiau šiandien padaryti tokio formato vaizdo įrašą ir pabūti filmų kritiku, filmų apžvalgininku ir aišku, kas geriausiai filmus kuria, ne Hollywoodas, ne dar kažkas, indiški filmai yra geriausi. Tai šokam ir pažiūrim ir padėkojam į meno šedevrus. Važiuojam. Taip, gerai, pradžiai turėjom kažkokį... Priešistorė aišku neaišku, čia yra ištrauka YouTube'e, ką jisai čia yra sulaikytas ir panašiai, bet jisai žodžiu išspardo visus pareigūnus ir išskrenda durys, nu, žodžiu stiprus bachūras. Šoka King Kongas. Pats. Nu. Visą bėgti gaudo mocas. Jau, pagaus. Ne, nusirašė į mašiną. Aš nematė, kad mašina stovi. O laukit. Jisai bėga su surakintam rankom, su antrankiais. Žiūrėkit. Jisai čia bėga ir daro šuolį. Žiūrėkit, kaip jo rankos. Jau jisai be antrankių. O dabar vėl su antrankiais. Žodžiu, nusėmė šuolį padaryti, dabar vėl užsidėjo. Kad man atrodo, ten niekaip negalėjo jo siekti. Žiūrėkit, rodo, kokio atstumus yra. Rodo, kad jam biškį petį trenkė. O, koja užstrigo. O ne. Na, vargšai žmogelį išrovė supistą duslintuvą, na. Nu, pažiūrėjom, ką dabar darys tą duslintuvą. Opa, hujekt! Hujekt, ble, ir mašina pakyla. Esat matę tai? Į mašinos priekį, iš duslintuvo. Opa, ir mašina pakyla kokius, sakykim, 8-9 metrus į orą. Taip, policijai nepavyko su motociklai, su mašinom jo pagaut, atsiuntė 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nu 12, sakykim, raitelių su žirgais. Jisai išsigandęs bėga. Beveik bėga greičiau už arklį. Aišku, tie arkliai čia risnoja. Čia jį pagavo, bandė iš kanopų pritrenkt. O, garso efektai. Zikt. O, pagavo. Tai pagavo, sustokit jau. O, čia jam ten birka, tai nutrynė gerai. O, čia tempė. O, ne, stulpas. Ką? Pala. Jisai pakylo ir su klynu dėjosi į vamzdį ir patraukė kaip? O tai kodėl arkliai griuvo į priekį, jeigu jisai patraukė jų... Žodžiu, čia nesigilina, bet smagu. Žodžiu, nusirašė 2. Ir dar 4 paguldė kažkodėl iš kažkur patraukęs virvę. Ne, jis angulinčią ašgą užšoko ir arklys atsistojo taip smagiai. Arba čia yra filminė apgaulė ir jisai nugriuvo su arkliu, bet montuodami šito šedevro montuotojai paleido visą įrašą atgaliosi, nu ir gavosi taip atrodo, kad jisai užšoko ant žirgo ir atsistojo. Žodžiu, dabar vyksta intensyvios gaudynės, jisai bėga su žirgu ir jį gaudo, nežinau, čia kokį 5-6, oi daugiau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gal kokį. O ne, fūra atvažiavo. Jisai guldo žirgą ir su žirgą.
Čia juoko dozė pizda. Ir jisai paguldo žirgą ir pračiuošė su žirgu. Pala, kas čia buvo? Važiavo mašina. Jūs pažiūrėkite šitą bėdą šefdevrą, kai vairuotojas vairuodamas biškį taip padarė ir visą mašiną pakilo ir peršoko fūrą. Žiūrėkit. Hop. Flet, kad taip lengva viskas būtų šiam gyvenime. O, tas atsistojo, varo toliau. O, jau su motociklais pradėjo gaudyti. Ir dar mašiną nuktuntas atvažiuoja. Užkirst kelią. A, kaip jie pakilo? Čia rampa kažkokia buvo. Nes jie su motociklais pakilo. Karočią nebesigilinam. O, žirgai vėl atsirado. Iš lempos mašinos sustatytos eilėm. Užkojo ten arklys užkliuvo. Ten tarpas tarp mašinų. Ir aš galvoju, už ko jisai dabar užkliuvo. Taip, mes žiūrint šitos vaizdo įrašus, nesuprasi. Reikia negalvot. Tiesiog žiūrėt. Tai žiūrim toliau. Mašinos irgi skraido iš šonus. Jisai gazuoja su arkliu, gazuoja. Į parduotuvę, blėt, pa žmogų. Žmogus savo, blėt, prekiauja ramiai, jisai parduotuvę įvažiuoja. O nafik tu parduotuviai ten tų langų tiek praėjimuose. Nes matosi, važiuokit, kilimai, dabar kur motociklą važiuoja pamaž, kilimai ir tada langai sudėti. Flet, negaliu. Žiūrėkit, galva. Tipo jobino galvą į staktą. Na, pohu, jau su mašina net į vidų į parduotuvę kažkokį turgų ir kur čia, blėt. Eik, tada, aš negaliu. Žmonės, mato žmonės jau, kad niokoja čia tą turgų, tą parduotuvę ar kas čia yra. Nahu, patys stalus apvertė su telikais, kad tik tai gautų kokias išmokas, tada kažką. O apys patys, nahu, nustumė, nuvertė. Nu va, išvarė. O, vyksta kažkas. Vestuvės. Įsineš dabar į vestuvės su žirgais, na, išdaužys viską. Atvaro, hebra. Ir vėl tas prikolas. Ir vėl jie, ble, daro tą patį. Op, ir tada mašina pakyla. Žiūrėkit. Važiuoja. Op. Ir mašina pakyla kokius 4 metrus į orą. Blet, neperšoko, apsivertė. Всё. Nebėra kur bėgti. Jie ten visi iškrito. Arklys biški pasibaidė ir, karočią, visi aplinkų ten, kiek ten 10 žmonių buvo, sukrito tiesiog. Smagu. Na, į autobusą įsinešė su arkliu. Tai vėl šokinėja, aišku. Čia tos pačios mašinos tipo. Viena gerai nusileido ir spalvos skirtingos. O, sprogimai prasideda. Iš niekur nieko. Tamba.
Kokie specialieji efektai? Tai tiek. Ką aš galiu pasakyti, tai yra filmų šedevrai, indiškų filmų kūrėjai tikrai yra pasikaustę. Tai manau šiandien tiek iš manęs, ačiū, kad žiūrėjot ir su jumis buvo Stitchas, filmų kritikas, apžvalgininkas. Iki kitų kartų, davайте.